Apie lasdas? Apie lasdas. Nu tai žinokit, skrendamės iš Dublino ir mum atėmė lasdas, kurios reikalingos mums šokiui, buliui. O žinot, kodėl tos lasdas atėmė? Nu, sako, šaltas ginklas. Na va, smarkus Jungtinės karalystės lietuviai, folkloro ansamblis Saduto ir aš čia kalbinau jo vadovę, gerbiamą Ligitą. Na ir aš kažkur mačiau į lakstą toksai nedidelis jūsų vaikas. Tai parodykit mums jį. Štai ateikit. Kad jau didelis čia jau. Taip, jau didelis, taip. Brangieji, čia yra jauniausias Saduto narys. Viliau, pamojuok visiems. Taip, Vilius, noriu pasakyti. Ignas pats išmoko groti armoniką. Jisai išmoko tą daryti nuotoliu, jisai pats sugalvojo. Ir Ignai, papasakok, kodėl tu išmokai groti armoniką? Nu, tai visi muzikantai, kurie būdavo, kurie grojo pas mus, išvažiavo į Lietuvą, tai Ėmėsi atsakomybės. Tikras vyras, tikras lietuvis. Ačiū, Ignas. Na, Igno, jeigu norėsite pasiklausyti, kaip Ignas groja armoniką, jūs tą galėsite pamatyti ir išgirsti Bernardinų sode Liepos 2, kai bus folkloro diena. Na, o dabar su nekantrumu klausomės jūsų Saduto atliekamų kūrinių. Aukštaitiška lietuvių liaudies daina, kur aisiu, aisiu. Saduto. Brangiai, aš noriu anonsuoti, kad Liepos 2. Medeli, kodėl nežaliuoji, brolių kėlė tu jaunasis, kodėl